Labadiena, mėly bičiuliai. Šiandien turime pirmąjį metų pokalbį ir man labai džiugu pristatyti, kad tai yra Asociacijos Lietuvos krepšinės viceprezidentas Rolandas Skaisgiris. Sveiki, Rolandai. Labadiena. Iš tikrųjų, kaip žinia, Rolandas turi daug atsakomybių, daug pareigų, daug ką veikia gyvenime, bet kartu yra ir viceprezidentas. Tai už ką šiandien atsakingas šis viceprezidentas? Na, atsakingas taip jau skambiai pasakyta. Na, aš taip už vaikų jaunimo krepšinį nuo ankstyvo amžiaus iki 18 metų, aš taip įsivaizduoju. Ir tame tarpe ir ne tik tai Lietuvos vaikų krepšinis, bet ir Lietuvos jaunimo rinktinės. Iš tikrųjų teko skaityti jūsų interviu, kai tapote krepšininkų meistriškumo programos plėtros vadovų. Tai sakėte štai, ką praėjusius metus paličiau daugiau negu prieš metus. Manau, kad sausio pabaigoje aš jau būsiu paruošęs programą, kurioje bus išdėstytos ne tik esamos problemos, bet ir pasiūlymai, ką ir kaip būtų galima keisti. Tai atsispiriant nuo šios minties, kas dabar vyksta šioje srityje? Na, pirmiausia, reikia pasakyti, kad ne aš vienas šitą darau, ar ne? Tai kartu darau su moksleivių krepšinių lyga ir viena iš jos vadovių Natalija, kuri galbūt kaip tas tikrasis žinovas vaikų krepšinio ir įsitraukia į veiklą ir žiūri didelis ačiū. Bet ir pačiai moksleivių lygai labai didelis ačiū iš principo, kad jinai geranoriškai viską kaip ir niveliuoja ir kartu mes sprendžiam tas problemas. Aišku, tai yra ir pačios federacijos, dabar jau asociacijos, indėlis darbas ir vadovaujančių asmenų iš principo pasitarimai su jais ir kartu ir Linas Kleiza iš tikrųjų tame dalyvauja kaip vyrų rinktinės vadovas ir kartu dalyvauja ir rinktinės treneriai, ir Rimas Kurtinaitis, ir Darius Songaila iš principo. Visi prisideda iš tikrųjų kiek kas gali ir kiek kas turi laiko. Tai čia yra pirmiausia tokia, didžiulis pliusas. Kita vertus, iš principo, visi netgi nesantys oficialūs atstovai krepšinio asociacijos, bet tarkim ten ir daug man padeda ir Šarūnas Marčiulionis, ir Aidas Buzelis tarėmės ir gauna visokiausių ir patarimų, ir naudų iš tikrųjų. Tai žodžio, galbūt pirmas toks pliusas yra tai, kad aš vienas čia sugebėjau, bet iš principo gausi tai, kad nei vienas man neatsakė iš tikrųjų į pagalbą. Nei Benas Matkevičius, ta prasme, jie visi įsitraukia ir jie padeda kiek gali. Aš kiek turiu laiko, tiek jų klausiu ir tai yra toks kaip ir didžiulis pliusas tame. Na, o tos programos vykdyme, tai be abejo jinai peržiūrėta, jinai patvirtinta. Per metus ne man yra spręsti iš principo, kiek jau mes padarėm. Tegul bendruomenė sprendžia, ypatingai turėtų spręsti iš tikrųjų treneriai Lietuvos sporto mokyklų treneriai visi, kurie taipogi įsitraukia labai stipriai, vieni daugiau, kiti mažiau. Na ir jie turėtų sakyti iš tikrųjų, kiek jau tų pakitimų, kurie yra padaryti, yra naudingi, pradedant nuo taisyklių, baigiant iki U12, U13, U14 rinktinių Future is Now vykstančių jau tokių kaip ir ruošiančių juos į profesionalų kelią, stovyklų, kurios vyksta. Daug kas dar neįvykdyta, iš tikrųjų, dar yra daug kas net nepradėta, iš principo, bet į tai atsiremia ir lobizmo etapai, į tai atsiremia ir finansai iš principo, tarkim mažųjų krepšių įvedimas į visą reiškiasi sistemą, tai be abejo atsiduria labai daug dar klausimų, kur per metus
aš norėjau išspręsti, bet sakau, bet tai nėra taip greitai. Na, iš ties daug reikalų ir tikėsimės, kad sekančiais metais, tiksliau jau šiais metais, jie dar labiau pasistumės į priekį. Užsiminėte apie Future is Now. Gal galite pasakyti, kokia šio projekto prasmė? Na, daug prasmių tenai yra, iš principo. Tai yra bandyti suvienodyti Lietuvos būsimos jaunimo rinktinės sistematiką krepšinio. Net šokant nuo lietuviško braižo, lietuviško krepšinio braižo, ar ne, tai yra intelektualaus krepšinio, bet be abejo sekti koja kojant su pasaulio raida krepšinio. Tai yra greitas sprendimų priėmimas, IQ vystymosi. Tai čia yra galbūt pagrindinis tikslas. Antras toks prie to, kas pridėčiau, tai kad vystyti trenerių bendruomenės sąveiką tarp savęs, jų kvalifikacijos kėlimą ir bendravimą tarp savęs pasikeitimais vienais ar kitais metodais. Iš principo tuo labiau, kad ar tai bus Knašius, ar SKM, ar Žalgiris, susirinkę jų lyderiai į Lietuvos rinktinės, dar šiuo atveju ne rinktinės, Future is Now stovyklas, dalintųsi, priprastų prie vienas kitą ir tuo labiau vis eitų į priekį. Ir čia pavyzdys yra pasaulyje, tiksliau Europoje, tai irgi pasaulis, yra situacija, mes jau kaip su Natalija pradėjom šitą projektą, tai tik po to dabar įsikūrė, pavyzdžiui, U14 Prancūzijos rinktinė yra suformuota, visi geriausi vaikai surinkti ir jie jau važinėja po tarptautinius turnyrus ir šį pavasarį bus ir pas mus Lietuvoje per Buzelio turnyrą jie. Reiškiasi, mūsų ta pradžia, jinai ne šiaip iš oro buvo, reiškiasi, jinai kažkur tai jinai juda ir aš manau, kad visi jaunesni žaidėjai mes turim dar labiau judėti, ne nuo U12, aš manau, o nuo U10 netgi iš principo. Ir be abejo, ir mes ir Lietuvoje ruošiam su Krepšinio asociacija, tas visi pokyčiai vyksta po truputį ir bus tai įtraukiama. Na, o dar pačios Future is Now tokių, tikslų, tai aišku, tai yra ir patriotiškumas. Tuo labiau, kad stovyklose dalyvauja visi buvę krepšininkai, mūsų buvusios žvaigždės, supažindina su reiškiasi, savo sėkmės keliu. Daugelis tų jaunuolių iš principo jų netgi ir nežino, iš principo, nors jie buvo pirmiausio ryškumo Europos pasaulio žvaigždėmis. Be abejo, mes tą pilietiškumą ugdom ir per kino filmus, ir per žaidimus, tai yra iš tikrųjų bendruomenės jungimas ne tik tai netgi tų krepšininkų ir trenerių, bet ir tėvų. Tėvai atvažiuoja, vienas kitą labiau pažįsta, galbūt, ką gali žinot, galbūt dar po 2-3 metų tie tėvai keliaus jau su rinktinė į vienas ar kitas varžybas Lietuvos rinktinės jaunimo, turiu omeny. Tada toks jau galbūt vienas pagrindinis seka, tai yra Lietuvos rinktinės jaunimo trenerių programa, kuri kaip jie atsiranda, kaip jie toliau vystosi ir kaip jie eina nuo U16, U18 iki U20. Ir ten visokiausių mes irgi mokomės. Atsiranda per metus, atsiranda vis naujų klausimų. Atrodė vienaip, dabar atrodo truputį kitaip. Tarkim, sakykime, įsivaizduokim, kad U18 jau vyrai, jie žaidžia Žalgiryje, žaidžia Amerikoje, jie jau gauna kontraktus, pinigus, kaip su jais eiti. Jau visiškai santykiai keičiasi iš principo. Ir jau reikalingi ir autoritetai, neužtenka vien tik tai vaikų trenerio. Žodžiu, daug klausimų ir jie visi po biškį tobulinami, mes einam į savęs pažinimą netgi.
Praėjusiu metu vasara buvo puikiu, turbūt belieka palinkėti, kad visos tokios būtų. Taip. Jo, bet iš tikrųjų dar norėjau pakalbėti apie prieš kelis metus rengtą dar vieną jūsų projektą, galbūt jis ir dabar dar tęsiasi, Mes mūsų berods vadinosi, kur žaidė Lukas Jasikevičius. Iš ties, tada jau matėsi, kad tai aukšto lygio žaidėjas, labai turintis daug potencialo. Gal žinote dabar, kaip jam sekasi ir apskritai, ką manote apie jo žaidimą? Ne, sunku čia pasakyti. Iš principo, Mes mūsų tai yra sportuojančių vaikų tėvų asociacija. Jis gyvuoja ir dabar, ir jis organizuoja ir organizuos toliau, reiškia, Mato Buzelio kapą, kuris, manau, kad šiais metais jau bus didžiulis poslinkis į priekį bendro Lietuvos krepšinio vystymas iš tikrųjų, nes aš jau esu minėjęs ne kartą, kad mūsų Lietuvos vaikų krepšinis yra be galo aukštam lygiai, ypatingai iki 15 metų. Mes tikrai nuo nieko neatsiliekam, manau, kad visur pirmaujame. Aišku, yra ispanai, yra serbai, bet tai reiktų dar pažiūrėti iš principo, kokia yra ta, reiškia, kas aukščiau. Ir būtent tos asociacijos veikla tėvų, tai irgi neapsiriboja vien krepšiniu, tai yra ir mokslai, ir medicina, ir visi kiti dalykai. O grįžtant prie jaunimo ar vaikų, kurie atstovauja kitom komandom kitose pasaulio ar Europos šalyse, aš Jasikevičiaus sūnų matau tik tai highlightuose ir reiškia, tam tikroje medijos formoje. Bet prieš 2 metus, kai jis buvo Vilniuje ir žaidė Mato Buzelio pirmajam reiškia, turnyre, tai jis Barcelonoje buvo vienas iš lyderių ir matosi su žiauriai geru IQ. Ir duok Dieve, viskas tegu eina į priekį ir man atrodo, kad galima turėti puikų žaidėją. Ir dar viena jūsų tokia frazė, kaip ir filosofinė, buvo pasakyta, kuo daugiau džiazo, o džiazas juk yra muzika, tuo Lietuvoje turėsime aukštesnio lygio krepšinį. Tokia yra mano nuomonė. Jūs taip sakėte ir dabar rišant šią filosofinę frazę su ta sistema, kurią norite įdiegti, kaip suderinti tą balansą tarp džiazo ir sistemos? Prieš džiazo trūksta dar vieno žodžio, kurio matyti, aš gal neminėjau, reikia mėgautis tuo. Džiazo improvizacija yra tai, kai muzikantas ir kartu klausytojas iš principo mėgaujasi. Pati improvizacija yra mėgaujasi. Tai pas mus, čia aš galbūt daugiau jau pakeliavęs po pasaulį, daug matęs vaikų, treniruočių visokiausių ir Amerikoje, ir Europoje. Tai netgi ne kai kurie treneriai, kurie ir tarkim Mato Buzelio pirmasis treneris, kuris jau 2 kartus buvo atvykęs, jis labai akcentuoja į treniruotėse, būtent treniruotėse Lietuvoje ir į vaikus, kuriuos treniruoja, kad to mėgavimų mums trūksta. Mes truputį dirbam darbą. Ir tas yra negerai ir aš galbūt psichologiškai bus sunkiausia iš tikrųjų atvesti, kad džiazuotų vaikai ir mėgautųsi. Būtent vaikai kol dar yra. Bet tarkim aš padedu savistovai, padedu Gintautui Vileitai iš tikrųjų treniravimo jo procese ir aš ir lieku ir vienas kai kada, reiškia, tai bandom įvedinėti visokiausias atmosferas tam, kad tas vyktų daugiau. Ir pirmiausia, tai yra vienareikšmiškai įsitikinęs nuo to, kad ne treneriai ir ne tėvai turėtų kalbėti, o pirmi turi kalbėti patys vaikai.
Nes realiai, kada netgi mokykloje arba universitete paskaitose, kai tau labai daug kalba ir aiškina, tu labai daug užmiršti ir praleidi iš principo. Kada tau liepia pačiam kalbėti, neliepia, sako, bandyk kalbėti iš tikrųjų. Vystosi tavo ir džiazavimas, ir tavo iškalbos menas, ir įsiminimas yra visiškai kitoks. Tai nuo tokių elementarių detalių mes pradedam ir tada kalbame su kitų mokyklų treneriais. Ir pavyzdžiui, aš jau kiek žinau, ir Krašios mokykloje yra jau dirbama vienokiu ir panašiu ar dar tobulesniu būdu. Žalgirio mokykla, man iš principo aš labai stipriai bendrauju su treneriais, mokyklos vadovu, kur irgi tarėmės ir gaunu daug patirties, nes aš taigi tik metai čia. Ir man reikia mokytis tiek pat, kiek ir visiems kitiems iš principo. Prie visų savo veiklų, aišku, turite ir savo prodiuserinę ir įmonę, kur darote filmus ir serialus ir esate padaręs ir apie Lietuvos sportą, tiek filmų, tiek serialų. Jūsų nuomonė, kokie filmai arba serialai yra patys geriausi, kurie sukurti kol kas yra apie Lietuvos sportą arba konkrečiai krepšinį ir kokių mes įvykių dar nesam įamžinę, kaip reiktų? Tikrai neatsakinėsiu šitą klausimą, ne dėl to, kad nežinau, o todėl, kad truputį, yra nesmagiai jausčiausi iš principo vienus girdamas, save peikdamas arba save girdamas, nes yra konkurentai, vadinkim tai konkurentai, kurie yra padarę apie fainų filmų, yra prastesnių, taip pat ir aš esu ir geresnių padaręs ir blogesnių, bet tarkim, kalbant apie pilietiškumą, tai aš manau, kad trūksta praeities sujungimo su dabartim, ypatingai šioje situacijoje karo grėsmė ir vykstančio Ukrainoje. Tai aš manau, kad tokio sinergijos tarp praeities ir ateities ir dabarties ir ateities iš tikrųjų. Tokios iš principo ją sujungti ir įvesti tą jaunimą į pradmenis, į tą ateities iš tikrųjų. Tai dėl to ir yra tas brandas iš principo Future is Now, kad dabar mes kūrėme ateitį ir tų filmų. Pasikartosiu iš tikrųjų. Nenorėčiau, jų yra daug fainų, daug visokiausių iš tikrųjų. Jūsų asmenyje tikrai puikiai deri tiek krepšinis, tiek muzika, tiek filmai 3x3. Tai daugeliui gali klausimas kilti, kaip viską spėti ir ką patartumėte žmonėms, kurie sako, kad jiems trūksta vis laiko paroj. Čia truputį yra toks oras iš principo. Nedarau aš visko vienas iš principo. Yra daug žmonių, kurie dirba už kadro ir atsakingi už savo veiklas ir panašiai. Tai galbūt mano situacija tai, kad aš aš generuoju daugiau idėjas, man lengviau jas, tarkim, prastumti, įgyvendinti, bet tikrai dirba labai daug visose sferose žmonių, kurie kompetentingi ir aš jais pasitikiu ir mes pasiekėm tam tikrų rezultatų. Ir dar viena tema, kurią norėčiau bent trumpai aptarti, tai yra praėjęs Lietuvos žurnalistų čempionatas. Ir jame, kas dar nežino, tai būtent Rolandas pataikė pergalingą metimą paskutinėmis sekundėmis atstovaudamas Lietuvos Rytui į basketinius krepšį. Rolandai, jūsų įspūdžiai apie šį čempionatą ir tai koks buvo jausmas pataikyti tokį metimą? Aš esu savo gyvenime ir žaidęs profesionaliam krepšinį tokių įmetęs iš principo. Ir netgi keletą ir netgi žiauriai gerai juos atsimenu iš principo. Tai jausmas, aišku, kad jisai yra žiauriai fainas. Šiuo atveju dar kai žaidi būdamas tėvas, arba net senelis,
Nu, aš apie priešininkus kalbu, vieniems aš tikau į tėvus, kitiems į senelius. Nesvarbu, kad aš buvęs profesionalus krepšininkas, bet vis tiek man 57 metai iš principo. Ir na, aš galvoju, kad ne, gal geriausia yra iš tikrųjų, kadangi sūnus buvo ir viską matė, iš principo jisai gyveno to krepšiniu ir realiai jisai žino visą aplinką, tai, jis sako, tėte, žinai, aš tam žiauriai didžiuojuosi. Tai tada, ką daugiau sakyti? Tai reiškia, aš turiu gerą kelią ir man dar pavyksta, biški sėkmės, biški laimės. Ir tas metimas įvyko. Bet tai nebūtinai reikia galvoti iš tikrųjų, kad visi apie metimą kalba. Bet iš principo aš tose rungtynėse aš padariau, man atrodo, 7 rezultatyvius perdavimus iš 30 taškų. Tai aš vien su perdavimais iš tikrųjų jau buvau praktiškai nulėmęs žaidimą, kas yra daug svarbiau negu man atrodo, negu įmesti. Perdavimas, tai jis sujungia iš principo, krepšinį iš principo geras IQ, geras skaitimas, geras dalinimasis kamuolio yra ir bruožas lietuviško krepšinio ir mes turim jį kuo labiau išlaikyti ir puoselėti iš principo. Tai va, o metimai tai iš tikrųjų tai jie, vieniems pasiseka, Sargiūnas iš principo, ar ne, tai iš vis dieviškai, kuris net, aš nežinau, čia pasaulinio lygio, iš tikrųjų, imant jį sveikina, pasauliniai žvaigždės. Tai taip, tai tame reikia sėkmės kažkiek. Turbūt tokį metimą pataikius savo sūnaus akivaizdoje negali būti dar geresnio pavyzdžio jūsų sūnui, kaip tapti alfa patinu. Aš nežinau, iš principo, man visą laiką patinka būti dėmesio centre, gal aš mažiau noriu girtis kažkuo tai, bet dėmesio centre taip. Ir lyderiu būti krepšinio aikštelėje, irgi reikia daug nuveikti, iš tikrųjų, kad tave pripažintų, kad tu būtum ne vien tik tai per taškus arba pačio krepšinio suvokimą. Yra daug gyvenime kitų dalykų iš principo. Ir pokalbiai, ir humoras, ir šiaip visokiausi istorijos, kurios gali palenkti vienaip ar kitaip tavo aplinką iš principo. Tai jo, lyderiu būti yra iš tikrųjų faina, bet ne kiekvienam duota matyti. Na ką, Rolandai, metai prasidėjo, jau sausis, viskas prieš akis, nauji metai, nauji tikslai, daug veiklų. O kas bus jūsų šiais metais fokusas ir prioritetas? Aš manau, kad didžiausias tai yra Vilniuje sukūrimas moterų 3x3 komandos, kuri siektų ir mes turim didžiulės galimybės pasiekti Los Andželo olimpinės žaidynės. Būtent su Vilniaus miesto, su klubu Kibirkštim, kur irgi aš esu dalininkas. Ir tai didžiausias matyti. Jaunimo rinktinės visos, jos yra metai iš metų, jos reikalauja laiko, darbo ir toliau tobulint ir siekti kuo didesnių rezultatų, bet rinktinių pasiekimai yra viena, bet yra žymiai svarbiau yra pasiekimai tų asmenybių, kurie žaidžia už rinktinę, kad jie susitvarkytų savo mokslus, kad jie būtų profesionalūs žaidėjai, kurie galėtų siekti aukštumų, tuo labiau, kad reikia suprasti, kad pas mus netgi brendimas, tarkim, to Lietuvoje ateina truputį vėliau negu šiaip Europoje. Tai mes matom, kad vyrai šauna 23 ir 25 metų, kur jiems lieka vis mažiau to gero laiko krepšinio, 5, 6, 8 metai. Tai fokusas ir yra į tą, kad tie vaikai gautų ne tik tai medalius, bet gautų iš tikrųjų gerą pamatą ir suvoktų nuo pilietiškumo iki mokslo, kad
Tai irgi yra pagrindinis siekių. Na ir aišku, krepšinis kaip geras vaibas, geras džiazas ir mėgavomis iš tikrųjų. Na, o visa kita iš principo savaime viskas žiūrisi iš tikrųjų, ar tai Žalgirio pasiekimai, ar tai Lietuvos rinktinės vyrų pasiekimai, jie yra kitose rankose, bet juos stebi, matai, mokaisi ir po truputį eiti į priekį, bet vis tiek pagrindinis tikslas LA olimpinės žaidynės. Vyrams, 3 prieš 3 vyrams ir moterims. Na ir aš dar norėčiau, kad mano, irgi kur esu dalininkas, Šakių Vytis VDU, šiemet laimėtų NKL čempionatą. Nes aš lygiai 10 metų, kaip esu su ta komanda. Puiku. Puikus planai ir linkiu Jums sėkmingų metų, Rolandai. Ačiū už pokalbį. Ačiū Jums labai. Ir iki pasimatymo.